gerbiama mero komanda, susirinkę mūsų pietinės miesto dalies gyventojai, Krašušoto bendruomenė, pasinaudosiu šeimininkės teisę ir ištarsiu keletą žodžių. Tikrai labai džiaugiamės mes, matydami mūsų gimnazijų. Ir tą progą aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, kaip pasikeitė požiūris į švietimą Klaipėdos mieste. Tikrai aš manau, kad kiekvienas mokyklos direktorius pakartotų mano žodžius, todėl kad per pastarąjį laiką iš tikrųjų mes pajutėme didžiulį rūpestį ir dėmesį iš miesto savivaldybės. Mes matome, kaip renovuojasi mokyklos, kaip gerinama yra materialinė bazė. Kiekviena Klaipėdos mokykla yra labai patraukli ir tikrai manau, kad didžiųjų miestų tarpe Klaipėda tuo išsiskiria. Didelis dėmesys yra skiriamas mokiniams, ypatingai specialiųjų poreikių mokiniams. Mes kiekviena mokykla galėjome įsteigti sensorinius kambarius. Mes visada, kada reikia, gauname mokinio padėjėją ir iš tikrųjų turbūt yra vienas iš tokių miestų Lietuvoje, kur taip nesudėtingai mes galime gauti pagalbą, nes vienam mokytojui dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais yra be galo sudėtinga. Dar norėčiau pasakyti, kad mūsų merui ir visai savivaldybės komandai labai rūpi ateitis. Didelis dėmesys yra skiriamas prevencijai, prieš žalingus įpročius. Tikrai esu buvusi ne vienoje konferencijoje, kur yra sutelkiamos visos miesto pajėgos, kad iš tikrųjų jaunimui būtų užkertamas kelias vartoti psichotropinės medžiagas. Nežinant vakarimus, kaip reikia elgtis, jeigu tai įvyko. Na ir kaip čia Klaipėdos vyskupas pasakė, kad yra vagys, kurie vagia ateitį. Tai tie žalingi įpročiai tai yra vieni iš vagių, kurie gali pavogti ateitį, kurią planuoja jaunas žmogus. Taip pat mes jaučiame didelį rūpestį mokytojais. Reikia mokytojų pritraukimo programa, kur mokytojai, kurie gyvena toliau, yra kompensuojamas kuras, gauna mokytojai kanceliarinėm priemonėm pinigėlių, ko anksčiau tikrai nebūdavo. Ir dar labai daug galėčiau gražių dalykų pasakyti. Bet labai svarbu, kad mero gyvenimas yra paremtas krikščioniškų vertybių pagrindu. O tai, kaip mūsų mokyklai, kuri yra katalikiškos pakraipos, suteikia mums stiprybės ir tvirtumo. Tai aš norėčiau merui įteikti šitą padėkos puokštę, palinkėti jam sėkmės, geros sveikatos, Dievo palaimos, naujų idėjų, gerų žmonių, kad tikrai mūsų Klaipėda būtų miestas, kuris tarnauja žmogui. Ačiū Jums labai. Kaip ir smūgį, bet gal atlaikysim tą smūgį. Aš laikausi žodžio ir kiekvienais metais atvykstu atsiskaityti prieš kas yra padaryta. Ir aišku, visada turiu pagrindinį tikslą išklausyti to, ko trūksta, ko reikia miesto žmonėms. Pradedu visada nuo šio pietinio rajono. Ir taip mes einam per keletą vietų, kol einam iki šiaurinės miesto dalies. Tai jeigu leisit, aš pasistengsiu trumpai papasakoti, ką mes esame nuveikę ir ką galbūt planuojam dabar artimiausiu laiku padaryti ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Tai tikrai direktorė labai gražiai pakalbėjo apie veiklą mūsų švietimo srityje. Džiaugiuosi, kad turiu departamento direktorę šios srities. Jeigu bus ir specifinių klausimų, jinai tikrai su malonumu atsakys į tos klausimus. Ir kas
labiau gali būti svarbiau mūsų gyvenime nei vaikai. Tai yra mūsų ateitis. Kol dar nerodau skaidrį, pasakysiu, Klaipėda yra vienas iš tų miestų, kuris yra nykstantis. Praeitais metais mirė 1940 žmonių ir tik tai 940 gimė. Tai 1000 žmonių mažiau. Nors miestas žmonių skaičių išlaiko tolygų, mes nemažėjame, priešingai mes turim daug atvykstančių iš Kauno ir Vilniaus miestų, ypač iš Vilniaus. Nes Klaipėdos miestas kol kas yra, kaip jie įvardina, patogus gyventi, yra didmiestis ir čia galim iš taško A į tašką B nuvažiuoti per paskaičiuotą laiką, o Vilniuje jau senai 20 metus nėra. Bet galbūt pakeliui, jeigu bus klausimų, galėsime plačiau papasakoti. Taip, gimusių ir mirusių jau įvardinau, skaičius, tai kai grįžti pas vaikus savo ir artimuosius, paskatinkit. Gimdyti mes nežinom, ko reikia, atimti televizorius, kažkur tai dabar keliaujant tarp Vokietijos ir Norvegijos, sakė, kai nebuvo elektros, gimė du, ukrainiečiai buvo atvažiavę. Sakė, kai nebuvo televizorių, nebuvo elektros energijos, sako, tai nebus mus daugiau vaikų. Juokas, bet jisai pakankamai rimtas tas juokas. Man vienas iš tokių didžiausių iššūkių buvo einant į rinkimus 23 metais, kad netgi, kas pasakė 2 mokyklų direktorius. Sakau, tai ko reikėtų, kaip jūs galvojate, ko jums reikėtų? Ir jos pasakė tokius žodžius, kur aš apie tai atvirai galiu pasakyti, net nebuvau pagalvojęs. Jos sako, mes tą pelėsį savo patalpose nusiskusim pačios, o jūs, merė, padarykit viską, kad senamiestis atrodytų kitaip, geriau. Tai galbūt keletą informacinių duomenų, tai jeigu matote, per pastaruosius 3 metus yra didelis kiekis fasadų sutvarkytų. 50 fasadai sutvarkyti per pastaruosius metus. Tikrai didžiulis kiekis tų fasadų, parodysiu galbūt pastatus, Tiltų gatvė 1. Tai čia su verslininkų pagalba pavyko juos įkalbėti, jie prisidėjo savo pinigais ir yra sutvarkyta nuo pat fundamento iki pat stogo imtinai. Tai yra viena iš pažymų mūsų mieste. Žinot, tas mūsų berniukas sėdintis ant Klaipėdos herbo kaip tik yra ant šio fasado dalies. Jis yra taip pat atstatytas, jisai buvo jau sunykęs, sutrupėjęs. Dabar šiuo metu jau yra kita situacija. Ačiū. Gatvės fasadai, aš galbūt greičiau praeisiu, nes palikim pakalbėjimai tarp jūsų, ką jūs norėsit man pasakyti, tai man yra svarbiausia. Baltijos kino teatras, ar ne, kiek metų mes turėjom jį tokį. Ir čia vėlgi sutartis su verslo žmonėmis, kad sako, jeigu jūs tvarkysite gatves, tvarkysit kitus fasadus, mes sutvarkysim, jie savo pažadą įvykdė. Kažkas kritikuoja šį pastatą, kažkas jom džiaugiasi. Aš tai manau, kad senamiesčio zonoje šis pastatas to davė savo šarmą, savo grožį. Ir tas, kas kritikuoja, dažniausiai gyvenime pats nėra nieko padaręs. Tai čia toks paradoksas būna. Turgaus aikštę tvarkysim šiais metais, jau pradėjom tvarkymą. Bus sutvarkytas, jeigu matote, čia raudoni apibrėžimai, ne tik pati Turgaus aikštė, bet ir priėjimas. Tai vėlgi kelių dešimtmečių projektas, dėl kurio buvo stengiamas įgauti europinės lėšas, tai tos lėšos tikrai dabar bus investuotas labai prasmingai, sutvarkant tokį didžiulę tašką senamiesčio zonoje, į kurį ne tik klaipėdiečiai, bet ir atvykę turistai dažnai užsuka. Švento Jono bažnyčios atstatymas yra ambicija, mes dabar pastarosiom dienom turėtumėm gauti tos statybos leidimą. Aš lankiausi prieš 2 metus Vokietijoje, Špajerijoje stovi bažnyčia, tiesiog analogas Švento Jono bažnyčios. Labai džiaugiuosi, kad ta žinia labai patiko Vokietijos prezidentui, ponui Steinmeieriui, ir mes, kada jis praeitais metais buvo Klaipėdoje, apie tai pakankamai plačiai kalbėjom.
tikiuosi, kad ir Vokietijos bendruomenė padės mums prie šio pastato, šios bažnyčios, visų pirma, pačio bokšto atstatymo, paskui turbūt ir pačios bažnyčios. Patrauklumo didinimas jisai neapsistoja ties įvardintais parodytais objektais. Turime dabar tokią gražią vietą, kuri yra pilies bokštas. Patikėkit, tikrai reikia nemažai pajėgų ir širdies, kad šis bokštas atrodytų taip, kaip atrodo. Labai tikiuosi, kad artimiausiu metu bus galima šitą bokštą pradėti lankyti visai Klaipėdos miesto bendruomeniai. Ir tai yra įvardinta įvairių atlikėjų Lietuvos ir menininkų kaip vienas impozantiškiausių bokštų Lietuvoje, kuriame yra unikali erdvė. Aišku, Vilniuje yra ambicija atstatyti visą piliavietę, visą pilį, visą kompleksą pastatų, kurie buvo anuo metu. Ir čia buvo daug diskusijų. Kažkada tai miesto kūrėjai, kurie įkūrė tą miestą prieš 774 metus, jie buvo įkūrėjai. Mes galim mylėti savo istoriją, galim jos nemylėti, sakyti, čia padarė vokiečiai, bet man galbūt paliko įspūdį, kadangi aš esu prano mokykloje. Man labai paliko įspūdis pasakytas iš mūsų vyskupo Algirdo, su kuriuo mes turim labai glaudų ryšį, aš tom didžiuojuosi. Jis labai myli mūsų miestą, todėl čia bus statomi parapijos namai Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kieme. Viską pasakė, sako, esate vienintelis miestas, kiek aš kaip vyskupas žinau, Lietuvoje, kurį įkūrė vyskupas tuo laikotarpiu. Atgimimo aikštė. Tai pusantrų metų laukiam, žmonės sako, kodėl miesto valdžia netvarko atgimimo aikštės. Aš jums pasakysiu, kodėl netvarkė. Pusantrų metų mes laukiame garbingų ponų iš Vilniaus sprendimo. Aš jums, kas domėjotės, žinote, bet aš jums ir dabar galiu pasakyti, aš siūliau išimti tas detalės, bent 3 elementai, kurie buvo pripažinti kaip turintis vienokio ar kitokio pobūdžio vertybės. Visa likusi dalis man šiandieną tikrai niekam nėra aišku, nes niekas nepasakė viešai, atvirai Lietuvoje, kokios tos vertybės yra kitos, kai pamatai, kurie yra 20 amžiaus. Pavyzdžiui, akademikas Žulkus man yra aukštesnis žmogus pagal savo intelektą ir patirtį nei tos komisijos nariai, kurie čia priėmė tokį drastišką sprendimą, viską užkasti. O šitai pas mumis yra išsaugomas turtas. Ką siūlėme mes savivaldybėje? Mes siūlėme išimti tas elementus, 3, kurie yra galbūt turintis vertę, įdėti kokį stiklinį gražų putlerą, pastatyti ant atgimimo aikštės fundamento, integruoti grindinį, gražų grindinį, kuris buvo rastas, reiškia, po žeme. Tačiau viso to yra atsisakyta ir buvo sprendimas tos komisijos, kad visa teritorija yra kultūros paveldas, reiškia, tada klausimas, kam išdavė leidimą statyti. Tai pakliuvom mes kaip valdžiai tokia nedviprasmiška situacija. Tai vieno, ką galim pasidžiaugti, mes ten radome 50 sprogmenų. Ir visi tie sprogmenys buvo rasti 1,5 metro maždaug gylyje. Kaip sakė ekspertai atvykę iš Vilniaus išminuotojai, sakė, jeigu jūs būtumėt pataikę su to kraštu, kur ten bandė žiūrėti, koks archeologinis sluoksnis yra nors į vieną sprogmenį, tai ir muzikinį teatrą reikėtų statyti iš naujo ir dramos teatrą taip pat, ir rotušę taip pat, nes sprogstamoji galia tų sviedinių buvo iki 1,5 kilometro aplinkui visą spindulį. Tai bent remiuosi eksperto žodžiais ir sakau, mes esam tikrai angelo vaikai, nes mums pavyko per tą laikotarpį susitvarkyti su baisiu palikimu. Taip, Santuokų rūmai, kas dar nebuvo, bus rūmai kitokie, gražesni, jaunikis nebepabėgs nuo damos, nes bus šviesos daugiau, išsaugoti vitražai, mes juos įdėsime stiklo paketus, pašviesime tiek iš vidaus, tiek iš išorės, kad žmonės einantis pro šalį galėtų jais žavėtis. Direktorė, kuri ten dirba ne vienerius metus, kažkaip kukliai tylėjo, sako, stogai yra skylė, reiškia, kai aikštę sutvarkėm. Sakau, tai kodėl tu nepasakėjai anksčiau?
Pasirodo, visą stogą reikėjo keisti, sutvarkysim patalpas iš vidaus ir tikrai bus, neabejoju, labai gražu, ne tik dabar kaip yra iš išorės, bet ir viduje. Taip, šiaurinis ragas. Dabar turbūt matote daug išraustos žemės, einam į priekį, iki šių metų pabaigos rangovas, kaip ir sako, kad pagrindinius darbus tikrai užbaigs. Tai vat Memelio miesto fasadai atsivėrė ir šitas projektas, kurį mes darome pagal verslininkų, kurie statė tos namus dabar šalia jo. Tai mes dedame savo miesto pinigėlius, apie 6 milijonus eurų kainuos visas tas sutvarkymas. Ir bus tikrai labai gražu. Mes jį pavadinome, man asmeniškai viena iš geriausių asmenybių Lietuvoje yra Ernestas Galvanauskas, 4-kart premjeras, kuris, jeigu ne į jo gudrybę 1923 metais, tai Lietuvos aš šiandien drąsiai sakau nebūtų. Jo dėka įsitikino Vokietijos ir Prancūzijos valstybių vadovus palikti tą Klaipėdą Lietuvai. Reiškia, tada mūsų kraštas mažoji ir didžioji Lietuva susijungė ir taip užsitikrino Lietuva prieigą prie jūros. Ir tas antras pasaulinis karas, kuris atėjo, jis vis dėlto leido tai mūsų valstybei, nors ir po sunkių aneksijos metų, tapti stiprią europinę valstybę, kokią mes šiandieną turime. 2004 metais įstojom, kaip žinote, į Europos Sąjungą, į NATO aljansą. Ir jeigu kalbėti apie saugumą, jeigu bus klausimų, tikrai su saugumą jums papasakosiu ir atsakysiu. Aš ne šiaip sau susitikinėjau su karinio laivyno admirolais ir kitais žmonėmis. Baltijos jūroje esantis laivai turi didžiulį garantą Lietuvai. Didžiulį garantą. Tai yra galingi laivai, kurių raketos lengviau esant pasiekti ir Maskvą ir ką tik nori. Labai galinga technika saugo šiandieną Lietuvos žmonės. Ir nesenai lankiausi Vokietijai, kalbėjau su Hamburgo miesto meru, kuris mato irgi bendrystę tarp mūsų. Ir toje vietoje mes turime savo planus, apie kurios daugiau ar mažiau galėsiu papasakoti, jeigu bus klausimų. Taip, čia ta krantinė promenada turėtų maždaug taip atrodyti. Jinai pavadinta Ernesto Galvanausko bulvaru. Tom labai džiaugiuosi, taryba priėmė tokį sprendimą. Šiuo metu formuojamas krantinės, dar viena bus kruizinė krantinė, uosto Grecija pasistatys pastatą laivytės teritorijai. Ir mes viso šito laukiame 17 metų, gerbėmieji, 17 metų, nes prieš 17 metų šis sėdintis šiandieninis Klaipėdos miesto meras pats parašė vyriausybės nutarimą, kurio pagrindu šita teritorija buvo išimta iš uosto teritorijos ir atiduota miestui. Tai vat aš šiandien dėkingas komandai administracijos, kurie kartu su mumis visi kartu pasistengė taip, kad ši teritorija keistųsi. Dangės upės pakrantės irgi smagu iš vakarų medienos grupės gauti informaciją, kad ta dalis, kur yra prie Liepų tilto, jinai yra matoma va taip. Tai pusė teritorijos jie planuoja atiduoti miestui, išvystyti gyvenamosius namus, turėti prieplaukas ir puošti toliau Klaipėdos miestą. Nes strategija yra krypta tokia. Nuo Kuršių marių, Dangės pusė ir viena ir kita, dešinioji ir kairioji, turi būti išpuošta promenadomis, aplink jas turi būti pastatyti gražūs namai, koncertų salė Klaipėdos energijos teritorijoje mes matome didesnė negu šiandieną kartu sudėjus į muzikinį teatrą ir dramos teatrą, pastatyti gyvenamosios paskirties pastatus, pastatyti tiltus, pėsčiųjų, automobilių, kad abu krantai galėtų tarpusavy susikalbėti, čia taip vaikiškai išsireiškus, ir kad žmonės galėtų net iki Palangos kranto tilto, kuris veda į Palangą, pasivaikščioti pėstute, važiuoti dviračiais ir džiaugtis gyvenimu. Teritorija Krinyčių fabriko teritorijoje, irgi labai daug metų stovėjo tikra, šiuo metu prasidėjo statybos, turi būti pastatyta apie 100 000 kvadratinių metrų gyvenamosios paskirties būtų, o bastiono namai, kurie dabar statosi ties Jono kalnelio, dar 70 000. Tai mes dažnai kalbam, sakom, gyrėsi mūsų senamiestis. O kiek senamiesčio gyventojų yra, turbūt nežinome, ar ne? Yra apie 1500 gyventojų, kurių metų vidurkis yra virš 42 metų. Gyvybė yra ne pastatai, o žmonės. Tai vat apie 7-8 tūkstančiai žmonių turėtų čia atsikraustyti 4-5 metų bėgyje ir
pradėti gyventi ir užpildyti tas. Klaipėdos miestas senamiestis yra mažiausiai apgyvendintas senamiestis tarp visų didžiųjų miestų. Mūsų lenkia šitoje vietoje pagal rodiklius ir Panevėžys ir Šiauliai. Tai va ši situacija yra labai aiškiai suplanuota, kaip ją pakeisti. Dabar yra grupė, kuri labai piktinasi Bastiono tiltų. Tai aš mačiau gyvenime tūkstančius tiltų, tūkstančius upių, uostų ir kitokių elementų infrastruktūrinio. Jeigu nėra noro ir visuomenė sako, nereikia, pavyzdžiui, automobilio, kad ten automobilis važiuotų, galima uždėti plombas. Aš tokias plombas visai nesenai mačiau Osle. Bet jeigu mes matysime poreikį praleisti, pavyzdžiui, viešai transportą, kitos alternatyvos nebus. Pastačius tik pėsčiųjų tiltą, mes galim turėti didžiulį disonansą tiltų gatvėje, nes tiltų gatvėje namai stovi ant žodžio ir tiltų gatvė šiandien kokia. Pėsčiųjų ar automobilių. Nei tokia, nei kitokia. Tiesa? Tai čia yra galbūt didesnė diskusija, gegužės 18 turėtų būti pristatymas to tilto. Sako, kodėl jūs man nepasakote, dabar mums neatsakote į klausimą, kokia bus mašinų judėjimo moduliacija ir kiti tilto elementai. Aš negaliu pasakyti, nei aš, nei mano kolegos negali pasakyti, kas bus po dar tam tikro laiko, kada ekspertai, architektai, urbanistai viską suskaičiuos. Kodėl nepasako dabar? Aš negaliu pasakyti, aš pats nežinau dar. Tiks, netiks, mes galėsim pasvarstyti. Čia yra tilto maždaug vizualizacija. Ant to tilto tokie, matote, išsikišimai šonuose yra suplanuoti, kad jie yra padaryti panašiai kaip Jono kalnelio pats vaizdas. Iš viršaus žiūrint, iš drono bus galima matyti labai analogišką vaizdą Jono kalnelio. Čia bus vietos, kur būtų galima tilto vidury atsisėsti, žavėtis tais vaizdais, ką mes matysime nuo tilto į Dangės upę. Klaipėdos energijos teritorijoje čia būtent yra planuojama ties tuo kamienu pastatyti koncertinę salę, pastatyti ofisinės patalpas ir didinamąsias patalpas vietoj pramoninės teritorijos ir tų objektų, kurie yra vėlgi kultūros paveldo objektai, yra tikslas padaryti kultūrinės menes, leisti kūrėjams, mūsų menininkams parodyti jų vaizduotę žmonijai. Labai džiaugiuosi, kad per 3 metus pavyko rasti verslininką klaipėdietį, kuris labai myli mūsų miestą. Šita teritorija buvo atiduota vystytojams, kurie gyvena Dubajuje. Vienas iš jų Muhamedas, kitas Baltarusijos pilietis, bet gyvena Dubajuje. Tai šitas verslininkas išpirko tą teisę į šitą žemę, dabar daro architektūrinius konkursus, kiek žinau, yra 12 jau net pasiūlymų, kas čia galėtų būti. Yra kruizinė krantinė, kuri matė turbūt ateina, ar ne, jūros šventė, matote, Turkija, Žvyras ir taip toliau. Tai vaizdas, kuris visiškai netenkina turbūt nei manęs, nei jūsų, daug metų. Šioje vietoje mes nebejoju, artimiausiu metu, 4-5 metų turbūt irgi bėgyje turėsim visai kito pobūdžio, kito vaizdo teritoriją, kurioje bus negėda iš užsienio atvykusius kruizinius keleivius ir klaipėdiečius, tai Klaipėdos miesto svečius lankyti šioje teritorijoje. Senasis smiltynės perkėlos pastatas. Baisus šalia to mūsų tilto, Pilies tilto. Tai ir šiandien mačiau, kažkas parašė socialiniam tinkle klausimą, neretai kas čia bus, o čia matosi tas pastatas naujas, galbūt šviesos yra daug sunkiau matosi, bet tikrai patikėkit, bus labai gražus pastatas, mes jo maketą matėm gyvai ir tikiuosi, kad ta investicija pačiu artimiausiu laiku bus pradėta įgyvendinti. Taip, laisvalaikio zonos, kas yra pietiniai daliai labai svarbu. Ir joks skirtumas, kas bus meras, Vaitkus, Janaitis, Petraitis ar dar kažkas. Nepaleiskit projektą, kuris yra Stariškių parkas, Šilės Stariškio rajonas, prie už tarptautinės perkėlos, ten turi būti pastatyta marina. Marina, kas turės laivelį, valtelę, guminę valtį ar kažkokį kitokį, jokio skirtumo nėra, bet ten yra suplanuotas
keltas, kuris leistų jums iš pietinės dalies, nevažiuojant per visą miestą arba iki antros perkėlos arba iki Melnragės arba dar toliau į Girulius, pasiekti Kuršių nerijos grožį visą, pereiti per Propagovarį ir nueiti iki švaraus gražaus pliažo. Tai su paspirtukais, su dviratukais, jaunos šeimos, aš tikiuosi, kad galbūt ši dalis paskatins pietinį rajoną visą gyventi geriau. Ne tik parkavimo aikštelės, ką mes dabar darom, arba patalpas renginėjam. Matot, po truputį, bet tai nauji priekį. Labai svarbus projektas pietiniai daliai. Aš labai tikiuosi, kad ten visą tą infrastruktūrą, kuri susikurs su būrelio mokykla, su tais visais elementais, kurie galbūt tiks ir mūsų plotėms, ne padangė tam svirklais plašti, bet ateiti čia į šią ekvatoriją, bandyti jaunąją kartą, sporto ir taip toliau. Čia keletą nuotraukų iš Dangės upės pakrantės. Teko kai kur dalyvauti teismuose, atkovoti užimtas žemės, pastatytus neteisėtai pastatus per teismus, bet mes tą padarėme. Ir šiuo metu noras, kad tas laivelis, kuris plaukė, žinot, elektrinis, gėda, aš pats išplaukiau kažkada, tai čia prieš 3 metus turbūt pirmą kartą neiškentė mano kantrybės, sakiau, sukit tą laivą atgal, man gėda čia plaukti, nes nėra ką žiūrėti į ištyrus tos šabakštynus, kurie ten buvo apleisti. Kaip atrodė įėjimas į Girulių pliažą. Čia aš galėčiau papasakoti įdomią istoriją, kiek buvo suplanuota pinigų už šitą mažą takelį. Tai už tą mažą takelį, kiek buvo suplanuota pinigų, mes padarėm visą Girulių aikštelę, šitą takelį, sutvarkėme didįjį centrinį pliažą, išasfaltavom aikšteles. Padarėm lietaus nuotekų sistemas, kurios nuleidžia lietaus vandenį, ypač nuo Girulių kalno, tam kai pasipila per liūtis, tai būdavo. Jo, tai vienas tam, kuris prekiauja ledais, sakė, arba bamperį palikdavo, arba nuslėptuvą, kaip jau parkuoja savo automobilį. Tai šiandien atrodo tas takas taip, kas nebuvo, tikrai nuvažiuokit, didžiuositės miesto. Dangės upės krantinė ties botanikos sodų. Čia tos liūtis didelės kairėje nukriaužė kranto dalį. Dabar ta krantinė yra sutvarkyta ir atrodo taip. Jau šiauriniai daly žmonės pamėgo šitą vietą, jie lankosi vis dažniau. Pietiniai daly, galbūt irgi pasakysiu, čia Smiltelės upelio zona, kas turit laivelius, tikrai gerai žinote. Šiais metais bus tvarkoma visa akvatorija, ją išvalysim, padarysim tokią civilizuotą, bet daugiau švartavimus vietų. Labai svarbu ir pačią akvatoriją išvalyti, nes ta akvatorija yra stipriai užnešta ir apie ekonomiką keletą žodžių. Yra toks didžiulis teritorinis vienetas auksinis trikampis, kuriame nesivystė 110 hektarų, kuriame nesivystė praktiškai jokia veikla, ko reikėjo lietaus nuotekų vamzdžio. Tai jau dabar matėte turbūt, kas žaidžiat, nežinau, žinot, tokie padedas, ten naujo stovi padelio centrai, stovi nauji ofisai. Šioje zonoje turėtų būti rengta nemažai parduotuvių ir pramogų centrų, parduotuvių tokių, kur rajono gyventojai, jiems nebereikės važiuoti į miestą, jie galės atvažiavę čia, neužkimštant miesto gatvių, apsipirkti ir praleisti laiką kokybiškai. Įvedėm tokį pagalbės mokestį, nelabai populiaru kalbėti apie mokesčius, bet viešbučių restoranų asociacija mums pritarė tokio mokesčių įvedimui. Tai va šventės, kurios ką tik praužė mūsų senamiestyje, į darbo dienos, kas lankėtės, matėte. Mane tikrai labai maloniai nustebino, kad buvo tūkstančiai žmonių, kurie buvo puikiausios nuotaikos, net Italijos ambasadorius sako, žinai, jaučiuosi kaip Italijoje. Visi tokie laimingi su itališkom kaukėm ir apdarais. Tų švenčių dabar turbūt maratonas, kur visiems yra jums jaučiamas. Ir mes pasistengėm, kad ne tik vasaros laikų, bet ir ištisus metus būtų mieste ką veikti. Kažkoks stebuklas, Booking kompanija, jauni žmonės tikrai žino, kas yra Booking, tai yra pasaulinio dydžio kompanija, pripažino Klaipėdos miestą svetingiausių miestų pasaulyje. Mes pakliuvom į 10 miestų svetingiausių miestų visam pasaulyje. Aš buvau kaip tik užsienyje, Austrijoje, čia
žiemos metu ir ta žinia mane pasiekė, tai draugui rašiau, ne balandžio 1, baikit kalbą, vieną net patikėti, bet taip yra. Tai va, čia tas mūsų bendrystės tiltas, italų dienos, galbūt pasakysiu, esam toksai internacionalinis miestas ir daug metų jis yra toksai. Tai žmonės, kurie keliauja, kurie mėgsta, mato Venecijos festivalius ir visą kitą, tikrai labai žmonių skaičius parodė, iš tikrųjų tai populiaru, ne. Oktoberfestas ne tik Miunchene, bet ir Klaipėdoje, praeitais metais jau netilpo į tas palapines, kur buvo pastatytos. Tai labai apsidžiaugė tarp kitko Vokietijos ambasada ir Vokietijos kariuomenės brigados atstovai, kurie jau dalyvavo šitą šventę, jie jaučia bendrystę. Ir jų tikslas, tiek ir Hamburge esant lankantis pas Hamburgo merą, mes kalbėjom, kad ta bendrystė ir atstovėjimas Europos Sąjungos dabar vis dėlto tie karai, kurie dabar vyksta, ne tik Ukrainoje, bet ir Irane, labai suvienė Europą. Tas mane labai džiugina. Tiek Liuberko meras, tiesiog ne tik dieną, bet ir naktį, vos ne pusę nakties praleidom kartu, šnekantis, kaip apsaugoti mūsų valstybės, kaip stiprinti mūsų karinį pajėgumą. Aš aišku turėjau gerą progą padėkoti už Vokietijos brigadą, kuri po truputį vis daugiau ateina į mūsų šalį ir mums tikrai saugumo garantas. Martyno šventė, žiemą, kaip sakiau, žiemą ir vasarą su švenčiu dabar yra, Pirčių festivalis, kuris sulaukė susidomėjimo, Jūros šventė, su Formulė 1, tai toks solidus ponas vienas, kuris ten prie manęs, kurie sakė, visą gyvenimą žiūrėjau per televizorių, bent prieš mirtį, pamačiau, kaip atrodo iš tikrųjų Formulė. Aš irgi prašiau, kad leistų man išvažiuoti, neleidęs. Mašiną užvesti leido, nuspaus gazą pedalą leido, kad išvažiuoti nesakė. Po 4 metų treniruočių galbūt leistume. Formulė 2 ant vandens, jau 3 metai iš eilės yra tradicinis renginys. Mes turime šiais metais naują renginį, tai yra ateina Europos buriuotojų ORC regata, maždaug apie 60 būrinių laivų ateis į Klaipėdos uostą, čia savaitę, dar ilgiau, jie bus mūsų miesto gyvenimo dalis. Atkurtas Salamander pastatas irgi turbūt mieste, kai kas, kad sako, buvo graži tokia aikštelė, prie Dangės upės, bet šis pastatas tikrai parodo, kad yra žmonių. Tarp kitko pastatą pastatė, kas nežino, pastatė Amerikos pilietis Vytautas Paulius, amžinatilsį jam jisai Asyžiečio bažnyčiai davė didžiulės lėšas, kad būtų bažnyčia pastatyta ir įvykdė savo pažadą, kurį aš gavau dar prieš jo mirtį, likus mėnesių prieš mirtis man paskambino iš Amerikos ir sako, dėja išeina į kitą pasaulį, norėjau atsisveikinti, bet pažadai bus įvykdyti ir tą padarė jo sūnus Robertas. Varlynas prie parodų rūmų, turėtų atrodyti pastatas taip. Ten, kur yra Sukilėlių gatvėje, žinoma, technikos biblioteka, tai irgi yra naujas projektas, ten bus viešbutis su patalpom. Giruliuose prie Kopų žuvėdros, kur yra pastatai nauji, įsikūrę gyventojai, bus pastatytas, atvyksta rytoj kaip tik vystytojai, yra pasaulinio tinklo Hilton franšizė ir Lietuvos verslininkai kaina, galiu tai pasakyti, apie 60-70 milijonų eurų. Tai šitas viešbutis, jie kaip žada, bus su geriausios visoje Baltijos jūroje, nes sūrų vandenį paims iš maždaug 1,200 metrų gylio, kad būtų tas vanduo idealiai švarus, geras ir turintis atitinkamą druskingumą, kuris yra sveikiausias žmogaus kūnui. Ant šlaito, kuris kyla į Divulių kalną, taip pat yra planuojami 2 viešbučiai. Tiek tas, tiek čia vienas iš jų bus 5 žvaigždučių, ko Klaipėdos miestas neturėjo niekada. Tai tas mane irgi labai džiugina, bus pastatyti, aišku, gyvenamosios paskirties pastatai. Tai nosis tos, kvėpuojančios nosis elektroninės. Tai daug metų girdėjote, kad mes pastatysim stoteles, kad tos stotelės parodys, kur yra tarša. Aš daug metų dirbant uostą sakiau,
išsivalykite panosėje esančias šiukšles miesto gatvėse. Ir aš jums pasakysiu, kad tų šiukšlių mes kas metais išvalome apie 3000 tonų. Ir mūsų gatvėse šiandieną yra surenkant, paimant duomenis, kas buvo anksčiau ir kas yra dabar, 10 kartų daugiau. Didžiulis taškas, šašas, norėjau pasakyti tokį žodį, yra Grigero. Jau trečias ministras, kuriam rašau laiškus, nes pats neturiu jokių teisinių galimybių kitaip reaguoti į šitą gamyklą, kuri išleidžia ne šiaip sau kokį orą, o prisodrintą sieros rūgšties elementų. Ir mano gilių įsitikinimu, jeigu aš klystu, kol kas niekas nepataisė, yra vienas iš didžiausių taršos šaltinių šiandieną Klaipėdos mieste, sukeliant didžiulės smarvės, kurios yra mano supratimu ir pavojingos žmogaus sveikatai ir gyvybei. Aplinkos ministras, kuris dabar yra ministru, dėja gaila, prisimano Lietuvo man įtikinti, kad reikia čia ir dabar siųsti komisijas. Matuoti oro misijas nepadėjo. Pastatėm dabar 5 ar 6 metus, 5 kol kas 6 turi dar pastatyti per visą miestą, per visą uosto juostą. Ir labai tikiu, kad projektas, kurį gyvenimo pavyzdžiui Mestila, čia pietiniai dalyjus turbūt tas smarvės prisiuostosi daugiausiai. Tai Mestilos blynų kvapą turėtumėt nebejausti. Gegužės 14 dieną vyksta atidarimas naujos gamybinės bazės Mestilos. Vietoj 15 metrų aukščio kamino dabar bus 2 kaminai, kurie šalto ir karšto oro mases išfiltruos iki tiek, kad jie pakils į 70 metrų aukštį ir koncentracija nuo keleto kvapo vienetų bus apie 0,3%. Žmogus praktiškai turi to nebefiltruosi ateityje. Yra aiškus planas, kaip susitvarkyti Rugiuose esančią brandą, kuri maisto produktų šeimininkės puikiai supranta turbūt, ar ne? Ką reiškia maisto produktus pūdyti atviroje erdvėje. Turim planą, tas planas turi būti įgyvendintas šiais metais. Taip, gatvių jau pasakojau, kad gatvės valymo mašinos dirba praktiškai ištisus metus, jeigu pamatom koncentracijas, išvažiuojam toliau į gatves. Taip, Šilutės plente, kas čia arčiau Šilutės plento, turbūt matėt, pradėjom parko užsodinimą, nuo Jūrininkų prospekto iki pat Svintelės gatvės. Didžiulis parkas, bus tūkstančiai pasodinta naujų augalų, yra padarytas tam tikras buferis. Nuo Šilutės plento pravažiuojančių automobilių Baltijos prospekto, turbūt vidurį matėt užsodinimą, nes praeitais metais užsodinom, šiais metais turbūt pradėsite nedelį jau rodyti pramokšinį savo gamtinę formą. Žalinimo planas, apie jį galbūt čia, jeigu bus klausimų, galėsiu papasakoti daugiau. Iš pietinės pusės daugiau tai Debreceno skveras, Taikos prospekto prieigos, Sąjūdžio parkas, kas arčiau Sąjūdžio parko, čia turbūt žmonės esantis gyvenantis labiau mato tą vietą. Čia, kur buvo, gal kas matėte, girdėjot, ten Strėvos Sulupės gatvės zonoje, Mituvos gatvės zonoje sumanė pastatyti automobilių krovos terminalo žmonėm po langais. Na gerai, uosto direkcija padavė mūsų teismą, eisim į teismą. Bet labai dėkingas aš esu miesto tarybos nariams, kuriems pateikus siūlymą uždrausti bet kokį terminalo statybą toje vietoje mes priėmėm beveik vienbalsių, du žmonės nebalsavo, bet visi kiti pritarė ir toks principas bus išlaikomas visoje miesto ilgio dalyje palei uosto tvoras. Dviračių takai, čia turbūt nuo čia, jeigu taip kalbėti, Vingio gatvė, Taikos prospektas, toliau Manto
Daukanto gatvė iki pat Lideikio gatvės. Tai šiais metais pradedam didžiulį projektą per visą miesto ilgį. Taip, tai yra labai brangi investicija, bus nauji šaligatviai, dviračių takeliai, paviršinės gatvių dangos sutvarkytos. Miesto žmonės tikrai tą pajus, kas pamatėte jau kaip šilutės plento danga tiesiama, tai patikėkit, tikrai neblogiau bus per visą miesto ilgį. Šaligatviai, dviračių takai, galbūt reikėtų pasakyti, kad mūsų specialistai ir dama šalia manęs sėdinti padarė viską, kad Klaipėda prisitrauktų 75 milijonus Europos Sąjungos pinigų. To mūsų miesto istorijoje niekada nebuvo netartai. Tai va šitie pinigai ir 12,5 milijono, ką jaučia mokyklos, 12,5 milijono pagal TUMA, taip vadinamą programą, yra skiriama mokykloms sutvarkyti moderniom klasėm, lauko klasės įrengti, sutvarkyti stadionus, teritorijas ir visą kitą. O čia mokyklos tikrai jau pajuto dalis jų ir kitos dar pajus. Išasfaltuota yra 16 km žvyruotų gatvių, mes Klaipėdos mieste dar jų, kaip nekeista, turim. 21 amžiuje šaligatvių didžiuliai kiekiai, čia nepardinsiu, galbūt Debreceno, Naujagimio gatvės ir taip toliau. Pagal tą įtraukų į dalyvavimo biudžetą gavom labai nemažai pasiūlymų iš įvairių bendruomenių. Nėra įmanoma aikštelių rengti visuose kiemuose, kur žmonės prašė, bet turime eilę ir eisime toliau į priekį. Nes ypač va čia daugiabučių rajonai, kur yra, tai vaikams tikrai tokių plotų jauniems tėvams, jeigu mes norim iš tikrųjų tą gimstamumą vienaip ar kitaip skatinti, tai yra viena iš priemonių. Bet šiaip nukrypsiu turbūt nuo Klaipėdos, pasakysiu, kas sužavėjo Lenkijoje, nes Lenkijoje, pavyzdžiui, tėvai, kurie dirbo, kurie uždirbo gerai, jie jaučia labai didžiulę pagalbą, jie nemoka tam tikrą laiką gyventojų pajamų mokesčių. O tai yra rimti pinigai. Tai vat mūsų valstybė reikėtų šitai vietai persižiūrėti visas programas ir priimti tokias, kurios yra efektyvios. Tie, kurie vaikučiai gimė yra 2008-2009 metais, jau atsimenat, buvo tokia Kirkilo programa, kai pusę metų mokėjo atlyginimą žmogui, išėjusiam į dekretą. Nu, tie vaikai dabar visi palieka vaikų darželius ir mokyklas. Ir čia pietinėje dalyje mes turime rimtų problemų, nes tuoj bus ne vienas darželis tuščias ir pareis visą tai ir į mokyklas. Nejuokinga problema. Taip, Draugystės parkas, čia daugiau prie kito miesto daly, automobilių stovėjimo, bet yra grafikas iškalbingas. Jeigu matote, iki pasikeičiant valdžiai būdavo apie 330 arba 22 metais 121 vietą, tai mes kadangi per maždaug metų vidurį atėjom, 650, 525, 1800 ir šiais metais, kitais metais yra planas dar keletą tūkstančių parkavimo vietų įrengti. Kodėl nėjo sparčiai nuo pat pirmų metų įgyvendinimas, reikėjo atrinkti gaminius, kad neužkloti kietą dangą ir kad lietaus daromas poveikis į potvynius ir taip toliau, kad kuo daugiau būtų galima vandens susigerti žemę. Tai kol atvykom tas medžiagas, ne visi gyventojai tarp kitko nori, nes yra kai kurie žmonės, sako, merė, jūs priverskit, nes mes tik 40% žmonių prie mūsų namo norime aikštelės. Ir mes neturim tokių teisinių galių priversti kitus žmonės, bet šiaip didžioji dauguma tikrai sąrašas yra didelis ir toliau eisim į priekį. Galbūt tokie geroji, pavyzdžiui, dalis Kauno gatvėje, visai Kauno gatvės rajonas yra sutvarkytas 970 vietų renka, visam rajonui iš karto tokia ramybė, čia pietiniai daly, Simonaitytės gatvės pašonėje, ten prisaugusių mokyklos, sutvarkėm vieną kiemą, atvažiavom, vienas vyriškis sakė, negaliu žiūrėti, ir sakau, kodėl, sakau, įrengėm jūsų aikštelę, sako, dabar iš viso rajono veža mašinas, neįvažiuoti, neišvažiuoti. Tai nutarėm, kad reikia darbti rajonais, kiek galima daugiau tam rajone atėjus, kad nebūtų taip, kad kaimynas atvežė kitą kiemą. Kauno gatvę kalbėjau, ekologišką
įgauna visai kitą kokybę. Na, ir reikia kitų Kačinsko muzikos mokykloje yra tvarkoma šiuo metu. Šiuo metu taip pat tvarkoma yra Ąžuolyno gimnazija. Eiliai stovi Vyturys, Aukuras, Lopšelė, Darželė, Eglutė, Daskėlė, Bračkutė ir taip toliau. Taip, ką direktorė sakė, esame vienintelis miestas Lietuvoje, kuris įrengęs yra daviklius, kurie fiksuoja narkotinių medžiagų vartojimą. Ir mes pradėjome pasakyti vidurkius. Nuo 30 vaikų sulaikymo per mėnesį iki 7. Tai daugiau negu 4 kartus mes sumažinom bent mokykloje polinkį vartoti narkotinės medžiagas. Naudojus to, kad čia yra daug tėvų, noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Jaunas vaikas, kadangi jo kraujotako sistema yra labai ekspresyvi, greita, tai narkotinės medžiagos paveikia vaiko smegenų pusrutulėse šoninės, tai tokios dalys yra smegenų, kurios praktiškai gavus sunkių narkotikų visą gyvenimą nebeegzistato. Tai kai kalbėsit su savo vaikučiais, draugais, giminaičiais ar pažįstamais, papasakokit, ką aš jums sakau, nes aš tai ne mano žinios, tai yra vaikų ligoninės informacija, į kurią vaikai patenka be gyvybės požymio, daktarai daro tikrai stebuklus, kad tos vaikus ištraukti iš to lino. Antras dalykas, ką noriu pasakyti, nėra nekalbos žolės klaipėdoje. Visa žolė, rūkoma žolė, yra užteršta sunkiaisiais narkotikais. Galbūt ne taip baisu yra, jeigu ten ta žolė yra tik apipurkšta, bet jeigu yra išlaikyta, tai vaikui ir vieną kartą užtenka. Vaikai užkimta. Tai yra labai baisu. Trečias dalykas, mes bendradarbiavome tampriai su policija, prokuratūra, kitom specialiosiom tarnybom.